Esame Moterų informacijos centras, viena seniausių nevyriausybinių moterų organizacijų Lietuvoje. Jau beveik 30 metų dirbame lyčių lygybės srityje, teikiame pagalbą nukentėjus nuo smurto artimoje aplinkoje. Smurtas įleidžia gilias šaknis į žmogų, tad visada ieškome įvairiausių būdų padėti. Teikiame emocinę, teisinę, psichologinę specializuotą pagalbą, kuriame savipagalbos bendruomenės ir siūlome įvairius terapinius užsiėmimus. Taip į mūsų veiklą atėjo ir šokio judesio terapijos projektas, kurį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Pirmą kartą pasiūlėme šią terapiją savo moterims ir labai džiaugiamės rezultatais. Mūsų projekto tikslas yra stiprinti moterų patyrusių smurtą artimoje aplinkoje psichoemocinį atsistatymą per šokio judesio terapiją, bei moterų informacijos centro konsultančių emocinį atsparumą. Projektą sudarė 2 etapai. Pirmasis etapas buvo palaikomosios sesijos moterims ir konsultantėms, o antrąjį etapą sudarė uždari šokio judesio terapijos ciklai moterims. Nei projekte dalyvavusios moteris, nei moterų informacijos centro specialistės nežinojo, kas yra šokio judesio terapija. Tačiau po keletos užsiėmimų jų nuomonė pasikeitė ir sesijos tapo saugia erdvė, kur jos galėjo atsipalaiduoti, iškvėpti ir pajausti save. Tiek moteris, tiek moterų informacijos centro specialistės išmoko ieškoti resursą savo kūne ir nešti tai kasdienybę. Kai kurios istorijos per sunkios nešti vienai. Yra vieta, kurioje tave išgirs. Prašyti pagalbos tai stiprybės judesys. Susisiek.